Nu ką, pirmas rytas. Nebuvo, sakyčiau, kad labai faina. Bet jau pusiaukeliai į sporto klubą. Panašu, kad labai daug nebus, bet judesys yra. Gerai, prisijungiam ir mes. Uhu. Nu, kas raumenukus rodo, kas gali pilvuką parodyti. Einam sportuoti. Čia mano pagrindinis apšilimo. O, nebuvau 3 mėnesius. Čia buvo sunku. Einam kažką lengviau paveikti. Taip nebūna. Gražus tas džipliusas. Viskas gerai. Sutvarkyta. Viskas šiandien užtenka. Blemba, visiška naktis dar. Jau, nedaro jau. Žodžiu, kaip pirmai dienai, tai dariau viską labai kukliai. Buvo labai blogai. Prakaitas išmušė iškart. Žodžiu, apibendrinant, užtrukau 40 minučių. Ir žodžiu, pirmą savaitę bus vėl, kur viskas skauda, kur oi. Lendam į dušiuką, pradedam dienelę. Ir dabar smagiausia dalis. Visiškai šaltas vanduo. Niekada nelaukiu, bet visada tai padarau. Kas su juo gerai, kad jokio žuvies skonio nėra. Puikiai. Vienas arbatinis šaukštelis ir tiem, kas su cholesterolio problemų turi, tai čia fantastika. Tikėkime. Parodys kraujas. Bet čia jau beveik buteliuko pabaiga.
Tai nežinau, kaip ten kraujo tyrimai atrodys, bet kažką sugalvosim pasižiūrėti palyginimui. Einam į lauką. Einam pasivaikščioti. Einam? Varom. Čia mūsų toks kasdieninis rytinis pasivaikščiojimas. Čia šiandien tik tai, kad gavosi taip, kad rugsėjo 2, kuri yra rugsėjo 1. Tai dabar šiek tiek išsikraipė, o šiaip tai dažniausiai mūsų šuniukas išeina apie 5 ryto į lauką. Tai va, tai mes dabar praeisim garbės ratą. Kadangi pirma diena, tai labai sudėtinga, jau vien sporto klube buvo, tai viskas skauda, nors vos tik taip 40 minučių pabuvau. Einam kule. Dėl to norisi kažkaip viską susidėlioti, nes per daug streso. Eikš čia. Na ką, apibendrinkim rytą. Dabar yra 7:34 minutės, 3 valandos kaip pabudęs, buvau sporto klube, išvestas šuniukas, išgėriau kavos, šiaip ryte negeriu kavos, dažniausiai geriu arbatą darbe, tai išgėriau su žmona puodelį kavos, šiaip dažniausiai sakau negeriu, visada arbatą, kavą tik savaitgaliais, bet kokiu atveju. Taigi dabar yra 7:35, nueita 4358 žingsniai. Kaip ir matėte anksčiau, tai pasisvėriau, tik atsikėlęs, tai buvo 93 kg, tai yra paskutinį kartą, kai svėriausi, buvo 89, tai vadinasi yra 4 kg daugiau negu kad aš šiaip esu įpratęs prie tokio svorio, o kažkada buvau nusimetęs nuo 102 iki 83. Tai va tada, sakykime, nuo tada man tokia siekiamybė 83 jau buvo, sakykime, ganėtinai normalu, faina, nežinau, komfortiška. Ir to viskas augo ir stengiausi jau po to išlaikyti 89, ką laikiau maždaug gal apie porą metų. Ir dabar vėl viskas pradėjo augti viršų, tai būtent dėl to ir nusprendžiau imti šitą iššūkį. Tai bet kokiu atveju. Imu naują tuščią knygutę, kaip matot, va, tokia ašarų pakalnė, mano bus asmeninė. Pasitengsiu kažkiek tai čia užsirašyti tam, kad dokumentuoti ir su jumis turėsiu ir jum parodyti ir tiesiog bus tokia informacija ateičiai, galbūt net pasižymėsiu, kas man patiko, nepatiko. Taigi pradėkim, kad tai yra rugsėjo 2, svoris 93 kilogramai, Dieve pagelbėk. Taip, kol kas šiandien nieko dar nevalgiau. Labai retai valgau pusryčius, dažniausiai turiu štai tokį 1 arba 2. Tai juos suvalgau ir arbatos. Arbatos išgeriu praktiškai iki 9 ryto, būnu išgeręs apie 1,2 litro. Berods, kad tai. O šiandien, kadangi buvau sportuoti, tai nepavadinčiau to sportu, nes ten buvo blogai, nes 4 mėnesius iš vis neturėjau jokio fizinio aktyvumo, tokio sportiško fizinio aktyvumo. Viskas, kas buvo, tai buvo ten, sakykime, darbai kažkokie, vaikščiojimai, bet tai nebuvo tas sportinis fizinis aktyvumas. Tai dėl to šiandien buvo labai blogai.
Buvo labai liūdna, neturėjau kur dėti akių, nors žmonių, kaip matėt, nebuvo ten kažkokių tai, nežinau, 110 ar panašiai. Labai mėgstu anksti eiti ryte, nes jeigu man turi nebūti žmonių, vien dėl to, kad aš galėčiau prieiti prie tų aparatų, kuriuo aš noriu ir daryti tai, ką aš noriu. Ta prasme, kad man nereikėtų savęs verst kažkur tai kažką tai palaukti, kažkur tai atidėti arba pasirinkti kitokį savo, nežinau, kažkokią tai rutiną. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi, kad aš galiu keltis anksti ryte ir nueiti į sporto klubą. Faktas, tai yra beprotiškai sunku, tai yra beproto sunku, bet kai pripranti, ta 4 ryto nebėra toks neįmanomas dalykas. Faktas, kad aš einu gult apie 9 valandą vakare, kai tuo tarpu kiti dar tik tai vakarienės valgo. Vieną dalyką dar ką pasistengsiu šiandien ar ryt ar poryt jums parodyti, tai savo kraujo tyrimo rezultatus, kas vienas iš tų dalykų, kas mane paskatino prie šito iššūkio imtis, tai kraujo tyrimo rezultatai, kurie, ypač šnekant apie cholesterolį, visi kiti duomenys ten viskas ok, bet cholesterolį tai parodysiu. Ten skaičiai tokie, kur reikėtų jau susimąstyti ar ką čia kažkaip, tai, žodžiu, reikia keisti kažką. Apie cholesterolį tai noriu pasakyti, kad ten imsimės šiek tiek drastiškesnių veiksmų, nes reikia susitvarkyti, nes mane jau gaudo poliklinika ir stengiasi įrodyti, kad man galimai jau reikia pradėti vartoti vaistus. Nenoriu, nenoriu ir nenorėsiu, dėl to padarysim viską, kad pasižiūrėti, ar įmanoma tai sumažinti. Ir tam turim 120 dienų, viena kita diena plius minus, bet kokiu atveju bus labai įdomu pasižiūrėti, ar įmanoma keičiant gyvenimo stilių per 3-4 mėnesius susitvarkyti cholesterolį. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai aš turiu štai tokį įrenginį. Turbūt daugelis esate juos matę. Su jais galima daryti įvairius dalykus, pavyzdžiui, parūkyti. Tai aš jį tokį naudoju, bet žadu šituo pačiu metu pereiti ir prie šito klausimo ir turbūt pabandysim ir jo atsisakyti. Tai kadangi labai bijau, kad viskas nesukristų į vieną vietą, nes tada gali būti labai didelių psichologinių problemų. Dėl to šio dalyko pasistengsim atsisakyti palaipsniui arba bent jau šiek tiek vėliau, tai sakykime gal kelių savaičių klausimas, nes noriu, kad nusistovėtų pirmiausiai tokie rutininiai dalykai kaip kėlimasis, ėjimas sportuoti, maisto susitvarkymas ir nes jie vis tiek bet kokiu atveju kažkiek fiziškai ir psichiškai įtakoja ir dar jeigu mesčiau ir elektroninę cigaretę, nežinau, gali būti, kad po to neliktų laimės mano veide ir visas šitas iššūkis būtų arba greitai baigtųsi, arba tiesiog žiūrėtume tokią liūdnojo riterio kovą, tai nenoriu to, dėl to pasistengsiu prie šito klausimo grįžti vėliau. Tai kol kas dabar tiek, susirašau viską, ką iki šiol pasidariau, turėsiu viską ant sąsiuvinuko ir susitiksim arba parduotuvėje, arba kai grįšiu ir parodysiu, ką nusipirkau iš maisto, kad taip pirmai pradžiai, kad savęs ten labai nešokiruoti ir kad kažkaip lengvai ir taip įeitumėm į tą rutininį dietos, sveikatingumo ir sporto rutiną.
Dar vieną patarimą davė, kad išsimatuočiau pilvo apimtį. Kotletuką. Nu, pasimatuoja. Vis bus atminčiai. Opa, gal per daug. Nu, žinokit, apvalus metriukas eina savo. Metras. Įsivaizduokit, va, aplink pilvą. Aplink pilvą, įsivaizduoja toks atstumas. Kosmos. Žodžiu, neviltis. Čia aplink pilvą jau galima šokius daryti. Oi, žodžiu, gerai, nu čia buvo man biški šokas. Okei, nu atsigaut. Šlaunelių mėsos, ne? Ir lašišos užsišaldysim. Šiaip tai dažnai pagriaužt kopūsto biški užkimšimui gal gerai būtų, gal biški didokas, bet nežinau, jaučiu pasiem. Įsidedam. Nu ir kotletukam faršo. Imam šitą. Nu ir nerandam varškės. Lytas sviestas, nu, aišku, ne visko yra. Nu, savaitė. Nu ką, paeksperimentuosim, pasigaminsim sumuštuką. Taip, avokado. Jautienos kumpiukas. To pasakysiu, kiek čia kalorijų ir buvo skanu. Na ką, 5 valandos išėjau parinkti žingsnių. Šiuo metu esu nuėjęs 12 500 jau. Tai vat apie tą sumuštinį, kurį paskutinį pasidariau. Skanus, taip, viskas buvo gerai, skanus, bet pavalgiau, norėjau pasižiūrėti, kiek laiko užtruksiu, kada ateis vėl noras valgyti. Tai gan greitai jis atėjo. Tai esminis dalykas yra tas, kad ten 300 kalorijų. Tai įsivaizduokit, jeigu norint mes svorį, tai reikėtų arba būtų galima suvalginti nuo 4 iki 5 vienetų jų. Tai bet kokiu atveju niekaip nebūtų sotų. Ir vadinasi toks kreivas variantas, nežinau, gal galima užkandukui pasinaudoti, bet tikrai negalėtų būti, kai atstot ten, tarkim, 2 sumuštiniai pietų. Ne. Na ką, eisim pasivaikščiot, ką tik pabaigiau sumontuoti pirmąjį savo video ir įkėliau į YouTube. Tai dabar kažkiek neramu, įdomu, kaip jisai surezonuos. Niekam nepasakoju, niekam nieko nesakau, niekam nieko nenoriu iš jo gauti jokių žinių. Esminis dalykas yra tas, kad tai tiesiog darau savo.
O jeigu tai bus kažkam įdomu, prisijungs ir padiskutuosim. Tai ką, aš einu per kamščių metu pasivaikščiot po Kauną, pakvėpuot nuostabiu dizelio kvapu. Jaučiasi, kad atgyjo miestas, labai stipriai jaučiasi. Visgi rugsėjo 2. Gerai, susimatysim vakarop. Na ką, pasivaikščiojimas eina į pabaigą. Diena irgi eina į pabaigą. Dabar yra po 7:20 ir 16 000 nueitų žingsnių. Tai labai keista, nes tokių žingsnių tiek paprastai nesurenku. Dažniausiai esu nusistatęs, kad būtų 8300 žingsnių. Tai vasara kaip kada, jeigu kažkur išvažiuojam, būna ir daugiau. Bet dažnu atveju tai panašiai apie tą skaičių sukasi. Dėl to žingsnių rinkimas tai yra labai gerai, nes visada man padėdavo, bent jau kiek iš anksčiau žinau, kad ten, jeigu žingsnių renku, man svorio kontrolę laikyti padeda daug geriau. Tai va, tai šituos žingsnius parinkau, bet įdomu, ar nebus čia vienkartinis tas kartas toksai parinkimų, bet tikėkime, kad ne. Aš vis galvoju, kad čia kažkaip tai šiandien prasisukau su labai mažai maisto ir nebuvo didelio poreikio. Tai čia įdomu dėl ko. Ar dėl to, kad aš čia kažkokią naują veiklą, būtent tą filmavimąsi užsidėjau. Ar čia šiaip tiesiog dar nesinori, bet kažkaip keistai atrodo. Duok dieve, kad būtų viskas taip, kaip šnekam. Tai ką, šiandien diena tuo ir baigsis. Aš aišku, vakarienę tai pavalgysiu, vakarienė bus varškės apkepas. Ten tikrai nebus tiek mažai kalorijų, kiek šiandien suvalgiau. Ten, bus kalorijų, bet tiek, kiek sutaupiau, tai tikrai skaniai šiandien pavalgysim. Ir ką, rytoj vėl 4:20, vėl kelsimės, vėl eisim. Ir tai planuoju, kad nuo pirmadienio iki ketvirtadienio taip einu, o penktadienį, šeštadienį, sekmadienis būtų išeiginis. Nes, pailsėti reikia dažniausiai, tai sako, kad būtų 2 dienos sporto, 1 laisva. Ir vėl 2 sporto, bet man taip, nežinau, man penktadienis, jeigu yra sporto diena, tai man tada sugadintas penktadienis. Aš penktadienį turiu jau atsipalaiduoti. Tai bet kokiu atveju susimatom rytoj, nuo ryto, ir pasižiūrėsim, ką atneš rytojus. Iki. Einam gult. Toks va. Matėsi ir žingsniai, ir laikas. Tai ką, labanakt.